Trumpa pasaka apie tai, kaip mintis knyga pavirto. Gyveno kartą mintis. Pleveno tarp kitų minčių, skrido, kur nešė vėjas, mirko rūke, bluko nuo saulės, gūžėsi tamsoje, išseko baisiausiai. Taip aš ir galą gausiu. Reikia kažkur nutūpti, apsidairė. Žiūri, mergelė virbalais mojuoja, akį prie akies veria, nieko negalvoja, šast mergai galva mintis, krepšta bando įsikurti, mergelė muistosi, mezga toliau, siūlai pinasi, akių eilė ant virbalų, į kitą pusę krypsta, markstosi, pyksta. Stok! Suriko praleista akis. Turi tą įsibrovėlį iš galvos išprašyti. Kitaip juodą skylę pavirsiu, visą mezginį sugadinsiu. Imk lapą popieriaus ir rašyk. 7 dienas ir naktis mergelė nėrė raides į žodžius, žodžius į sakinius, vyniojo mintį iš galvos kaip siūlą iš kamulio. 8 dieną, pragydus gaidžiams, padėjo ant stalo pluoštą prirašytų lapų, krito į lovą ir užmigo. Miega į vasarą, žiemą, miega pavasarį, niekas prikelti nesugeba. Gal tie lapai prakeikti? Tuoj išsiaiškinsim. Ėmė versti lapą po lapų drąsiausias vaikinas. Jau žinau, ką daryti, nudžiugo perskaitęs. Tuomet susikišo visus lapus į užantį ir iškeliavo. Grįžęs priėjo prie miegančios mergelės ir įdėjo į rankeles knygą. Čia mano mintis, pravėrė mergelė akis. Baltuose puslapiuose, jaukiai tarsi namuose, šnekučiavosi su paveikslėliais jo žodžiai. Tvirti lapai saugiai laikė griūvant į dangų. Ir storis tinkamas, vertė lapus mergelė. Pragaro dervai kitą puslapį neprasisunks, vilko dantys neišlys, nieko nesuris. Net stora boba laisvai telpa, patikrino dėl visakornę pupso lapę kauburys. Oi, paglostė užsimerkusi lapą dar kartą. Tas lapas ir švelnus, ir kartu šiurkštus, visai kaip gera mintis, o kaip kvepia. Kas, piešti pyragėliai? Nesuprato vaikinas. Ne, lapai, tik nežinau kuo. Kvepia nuotykiais, įkišo nosį į knygą vaikinas. Kad gal labiau namais? Nuraudo mergina. Ir vaikais? Sakai, vaikais? Prisimerkė vaikinas. Neilgai trukus iškėlė abu vestuves. Manote, po to mergos galvoje visai neliko vietos mintims? Kaip čia pasakius? Dalį minčių nupūsdavo vėjas, dalį nuvaikydavo zujantys aplinkui vaikai, dalį netyčiai minkydavo į tešlą, įmėgsdavo į rūbelį ir sulankstydavo su skalbiniais, bet kartais, svajojant, galvoje juk atsilaisvina kokia vietelė. Tereikia tuomet tik kvepiančią vėjų mintį iš galvos išprašyti ir į baltus lyg kalnų viršūnės olin lapus suguldyti.